Labas, šiemet sodinukų mugė Vilniaus universiteto botanikos sode atrodo žymiai gausesnė jau kad praeitais metais. Bent jau daugiamečių gėlių ir visokių įdomių augalų, man atrodo, žymiai yra daugiau. Pasižiūrim. Dažniausiai mugės būna gana anksti ir nelabai dar matom nei žiedų, nei vaisių, bet šitoj vietoje, būtent kadangi mugė vyksta gegužės pabaigoje, mes jau galim pamatyti daug labai spalvų. Sakyčiau, čia yra rojus tiems, kurie nori apsisodinti savo vazonų, savo terasas ir nori išsirinkti gėlių. Tiesiog ateini, čimpi ir eini jau netuščiom. Tai pasakokit, iš kur atvažiavote ir ką čia atsivežėte įdomaus? Mes iš Klaipėdos rajono. Atvažiavom pirmą kartą šią mugę, pas mus visi daugiamečiai augaliukai. Tai parodykit, ką įdomaus turit. Drebūnas, kaip juokingai dabar vadina Trumpą plaukais. Anksti, aišku, šluotsmilgės ir lendrūnai, kas be ko. Šluotsmilgiai kupstas anksti. Taip pat ir kiškiagrikiai po unksmių, pavėsių, šlapios vietos mėgėjai. Tai vat, kai sako, kai nieks neauga, sodinkit kiškiagrikį, jis be problemų pavėsyje mėgs augti. Melbenėsgi grožis tame, kad jos tas žydėjimas neturi narelių, kaip pavyzdžiui šluotsmilgė, jinai neišlūžinėja. Jos forma gaunasi labai taisyklinga statyva. Ir jeigu kad ir vėjuota vieta, jinai visien linguoja, bet pati visa iš savęs. O kol nežydį, laikosi tas margas kupstas irgi pošinė alpinariumuose, gėlynuose, kadangi jos ta stati forma, jinai neužgožia kitų augalų, gali šalimais komponuoti žemesnius kažkokius, neužvirsta, neužgriūna. Dar vienas įdomus variantas. Šluotsmilgė lankščioji. Ir mūsų gražuolis lietuviškasis tradicinis diemedis. Irgi galite įsigyti, kad jūs postytumėt, kaip jis kvepia. Kas čia lietuviška kaktusų versija? Rododendrų gražumynai. Tai sveiki! Labą dieną. Papasakokit, prašom, apie lelijas, kurias jūs čia parduodat. Vandens lelijas yra skirtingų spalvų ir žiedo dydžių. Auga praktiškai reikia, kad neišaltų, kad neiškelti į rūsį nešt vandenį, tai užtenka 1,20 m gylio. Taip. Ir kaip jas ten sodinti? Sodinamas, ūkiškai pasakius, kašiką bulbinį paėmam. Pridedam dumbulo, pasodinam leliją ir prispaudžiam akmenį. Ir lėtai į prūdelį įleidžiam. O jeigu, pavyzdžiui, baseino dugnas yra gruntas, tai reikia plastikinę indą didelį. Nes kad jinai neįsišaknytų ir neužaugtų viso prūdo aklinai. Nes jinai labai plečiasi? Jo, plečiasi. O kaip žiemą? Žiemą puikiausiai, nieko nereikia daryti, jinai pati išnyksta, pati atželia. Ir kiek kainuoja? 8 eurų. Ir čia parduodama su tokiu vazonėliu? Prašom. Pasodinta. Ir su akmenuku, kad jinai neiškiltų, prispausta šaknis. Jeigu didesnė krūma norit, reikia atvažiuoti namo ir mes ištrauksim iš prūdo ir atkirsim. Kas čia mugė kiaušinienę kepa? Sveikas, Vidmantai! Labas, labas. Tai papasako, kas čia dabar kiaušinienę kepa mugėj? Tai va, Ką čia jūs rodot, ką čia demonstruojat? labai paprastas kepimo būdas, ta prasme yra, vadinasi tas kepsninė opyras. Deginam ugnį, laužą, dega ugnis, įkaista tas paviršius ir ant to paviršius galima bet ką kepti, tik tai spėk suktis, o matot, jau kiaušinis baigia iškepti, staigiai organizuoti atversti. Tai versk! Žiūrint, ką kepsit, jeigu kepsit kažkokią tai mėsytę, kuri turi pati riebaliuko, tai praktiškai to riebalo ir nereikia. Puikus daiktas dideliai kompanijai, galima apsistoti aplinkui ir kepti įvairius skirtingus ten, ar tai gali būti žuvis, ar tai jūros kažkokios gėrybės, ar tai gali būti mėsa skirtinga, daržovės, visokius tokius dalykus galima čia viską daryti. Prižiūrėti irgi labai paprasta, iškepus tiesiog nuvalom paviršių su tokia mentele ir tada paskui sutepam salėjim, kad neatsirastų rūdžių. O gaminti tai tikrai labai paprasta, tik spėk sukti.
Visko prisipirkom, visko prisižiūrėjom, visokių įdomių dalykų prisimatėm. Ačiū, kad buvot kartu su manim ir žiūrėjot šitą video. Jeigu patiko, spauskit like ir susitiksim kituose video, kur kažką papasakosiu iš kitų sodo renginių. Arba pamatysite, kaip ką sodinti, kaip prižiūrėti ir kaip kurti savo aplinką. Ate!